Šiandien laidoje matysite. Entuziastingiems vairuotojams žiema tarsi šventė, tuo pačiu ir pavojus netekti vairuotojo pažymėjimo. Netrukus ieškosime ribos tarp įgūdžių tobulinimo ir chuliganiško vairavimo. Ką daryti skęstant automobiliui? Gelbėtojų patarimai. Saugaus eismo žiniose. Europos saugumo organizacijos NCAP nuomonė saugiausi praėjusių metų automobilių modeliai. Tarp jų kinietiška staigmena. Daugiavaikių šeimų asociacija MES surengė netradicinį renginį. Dominykas Butvilas tapo pirmuoju Lietuvos ralio lenktynininku pasirašiusiu sutartį su profesionalia užsienio komanda. Konkurso Gatvių reporteris geriausių vairuotojų nufilmuotų vaizdelių pirmojo etapo finalas. Netrukus sužinosite nugalėtoją. Žiemą kartais matome automobilius skersomis važiuojančius posūkiuose, piešiančius saulutes aikštelėse. Taip jauni vairuotojai džiaugiasi žiemos malonumais. Kartais tai daro iš chuliganiškų paskatų, tačiau neretai tai atlieka tobulindami vairavimo įgūdžius. Bet tokie veiksmai gali sukelti policijos pareigūnų susidomėjimą ir užtraukti atsakomybę. Tad kur yra riba tarp įgūdžių tobulinimo ir chuliganiško vairavimo? Jeigu tai daroma dalyvaujant viešajame eisme, aišku, mes vertinam neigiamą, nes kelia pavojų. Viešajame eisme reikia laikytis kelių eismo taisyklių ir tikrai netinkama vieta kažkokius savo sugebėjimus demonstruoti ir panašiai. Vėlgi priklauso nuo to, ką žmogus nori pademonstruoti, ar jisai iš tikrųjų tik tai įgūdžius kažkokius savo mėgina, ar nori parodyti savo nepagarbą visuomeniai, savo išskirtinumą kažkokį, tai atitinkamai ir paskui tas pažeidimas yra kvalifikuojamas. Aišku, ir nuo vietos priklauso, jeigu tai daroma kažkur prie prekybos centrų, kur žmonių pilna. Ir, kaip sakiau, su tais motyvais, kad pasirodė, tai be abejo chuliganiškas vairavimas tai bus. Ir bauda didelė, nuo 1000 iki 2000 ir atėmimas teisės vairuoti nuo 1 metų iki 2. O jeigu kažkur ten, kur tikrai nėra žmonių, tai taip nebus traktuojama. Taigi, galima sakyti, jeigu vairuotojas nusprendęs pasitikrinti, kaip jo automobilis elgiasi, ką jis pats sugeba, tarkim, esant slidžiai kelio dangai, susiradęs kur nuošalia aikštelė ir ten jis sukinėdamasis vienas, tai policija tiesiog nekreiptų dėmesio, pravažiuotų ir toliau, jeigu niekam netrukdo, kokie reikalavimai to? Ne, gal taip negalima pasakyti, nes žiūrint kokia tai aikštelė, jeigu tai uždara aikštelė ir kiti asmenys negali į ją patekti, jinai bus saugi, tai tada taip, viskas tvarkoja, bet jeigu jinai tik nuošalesnė aikštelė, bet jie gali patekti kiti asmenys, kitos transporto priemonės, tai jau tikrai kelių eismo taisyklės neleidžia tokių savo sugebėjimų pasibandymų tokiose vietose. Tam yra specialiai skirtos vietos, kur aptverta, paruošta, instruktoriai. Tai kad tokio pasivažinėjimo netoleruojam tikrai. Policijos atstovai pasilinksminimus gatvėse ir aikštelėse vertina gana kategoriškai. Viskas, kas trukdo eismui, kelia pavojų kitiems eismo dalyviams, traktuojama kaip chuliganiškas vairavimas. Vis dėlto vietų, kur galima būtų pačiam pasitobulinti vairavimo įgūdžius, Lietuvoje nėra daug, taigi vairuotojai rizikuoja. Vis dėlto net ir patys policininkai neslepia, kad protingai besilinksminančius toleruoja.
Man asmeniškai yra buvę taip, kad mes aikštelėje treniravomės, mes išstatėme fiškės vadinamasias, tiesiog aplinkės nešiojamės. Atvažiavo policija, sako, jūs čia darot chuliganišką, ten visokius kaimynai skundžiasi ir panašiai, sakau, nesąmonė, sakau, nes mes ant sniego, mūsų mašinos nėra modifikuotos, jos neskleidžia papildomų decibelų ir panašiai, tai mes tiesiog mokinamės ekstremalių situacijų išvengimo, ko mūsų nemokina vairavimo mokykla. Tarkim, daug didžiulis žmonių kiekis padaro tas visus eismo įvykius, vien todėl, kad jie nemoka elementariai išsisukti nuo bet kokios situacijos. Tarkim, tavo mašinos užsimetė galas ir tu tiesiog, tu nežinai, tai eso nemokina. Ir elementariausiai arba nuvažiuoji kažkur tai į kitą mašiną ant borto arba į kokią stotelę, kaip yra įvykę čia neseniai. Ir ką tada policija, ar pavyko taip išsisukti, ar kaip? Policija maždaug, pamatė, kad mes su tais visais tom fiškiam ir panašiai, jie ten taip numikė, sako, gerai, sako, bet jūs čia, sako, kad sekantį kartą tikiuosi nepamatysim jūs. Tai tiesiog mes dar 10 minučių pabuvom ir susirinkom ir išvažiavom ir viskas. Tai realiai mūsų nenubaudė, jeigu toks galutinis klausimas būtų. Tuo tarpu grupės vairavimo entuziastų džiaugtis žiemos malonumais keliasi į užmiestį, kur naktį labai maža tikimybė sutikti kitus eismo dalyvius ir tuo labiau policiją. Juolab vaikinai pasirūpina, kad nekeltų pavojaus aplinkiniams. Yra jaunimo, kurie nusiperka, tarkim, BMW ar kokius nors galingesnius automobilius, neturi visiškai patirties, laksto ir padaro avarijas. Tačiau yra ir labai daug supratingų žmonių, tarkim, žiemą, kaip vyksta visokiausi susirinkimai tokie tarp automobilių fanų ir be abejo bendraminčiai susirinka. Ir mes organizuojame saugų maršrutą, kur būtų galima, tarkime, pasivažinėti saugiai, kad nebūtų eismo, kad netrukdytume kitiem eismo dalyviam. Na ir stengiamės kuo geriau visą tai padaryti, kuo saugiau. Tempas yra palaikomas, kad nebūtų per daug, kad nebūtų jokių įsijautimų, kad ten daugiau paspausi dabar, čia daugiau, čia labiau pasirodysi ir visa kita, kad nebūtų visokių nesąmonių. Tai yra įmamas šiokių tokių saugumo priemonių. Vienas iš priekio važiuoja, kitas iš galo važiuoja ir prižiūri tai. Kaip pats manai, pavyzdžiui, policija valdžia turėtų, ar reikėtų toleruoti tokius ramiau važinėjančius? Na, manau, iš dalies galėtų toleruoti tai, nes vis dėlto jaunimas, jie nori pažaisti kažkiek tą pačią žiemą, ten paslidinėti ir visą kitą. Bet tai reikia daryti, mano galva, tai reikia daryti proto ribose. Tai yra, reikia daryti saugiai, kad netrukdytum niekam kitam ir kad nesukeltume eismo įvykio. Chuliganiškas vairavimas tai visien yra tokie, kaip sakant, būtini elementai, kaip nepagarba visuomeniai, savęs iškėlimas ir priežasčių tokių aiškių nėra tam pažeidimui. Tai yra, jeigu jisai tikrai čia tik mėgina tobulinti vairavimą, tai nebus chuliganiškas vairavimas. Bet jeigu tai bus kai tik tai pasiteisimas, kad aš gal čia mėginu savo vairavimą tobulinti, tai aišku, tai nebus rimtai žiūrima ir chuliganiškas vairavimas. O ką jūs sakėte dėl aikštelių? Na taip, jų trūksta ko gero, nes daug yra norinčių, sakykime taip, išmėginti save ir tai nėra gal blogas dalykas, nes tie įgūdžiai paskui padeda ir tokiose situacijose realiame eisme. Mes buvome nufilmavę tokią situaciją, kai grupė žmonių, jaunimo susirinka su keliomis mašinomis, važiuoja į užmiestį, važiuoja skersi, bet kadangi ledas kažkaip greičio to nėra, priekyje ar gale turi lydinčius automobilius, kurie palaiko tempą. Kaip tokį traktuojate? Atitinkančių kelių eismo taisyklės tai tikrai ne, nes be abejo bus pažeidinėjimas kelių eismo taisyklės, o be to, jeigu vakare, kad ir ten aplidėjusiam keliui, negali žinot, kas iš tikrųjų, gal koks pėstysis eisnamoja ar dar kažką. Tai, sakau, viešajame eisme tokie dalykai yra netoleruojami ir neleistini. Kaip ten bebūtų kokia ten apsauga, bet nesakau, kad tai būtų iškart traktuojama kaip chuliganiškas vairavimas, nes, aišku, čia kiti motyvai galbūt tikrai pasitobulinti savo vairavimo įgūdžius, tačiau neleidžiama viešajame eisme. Vilniuje vos tik iškrenta sniegas, visi automobilių mėgėjai išvažiuoja, ne į gatves, galbūt į aikšteles ir jie ten suka saulutes, raižo, džiaugiasi. Tai yra gerai ar blogai? Viskas priklauso nuo to, kaip tai vyksta. Jeigu tai vyksta aikšteliai, kur niekam netrukdoma, kur nėra kitų mašinų, kur viskas saugiai, galbūt ir gerai.
Bet jeigu tai vyksta gatvėse, tikrai nėra gerai. Policija baudžia net ir tuos, kurie atrodo nieko labai blogo nedaro, tiesiog nori išbandyti save ir savo automobilį. Kaip tai daryti teisingai? Gerai pasakyta. Atrodo nieko labai blogo nedaro. Bet, sakysime taip, jeigu yra ištisinė linija, mes jas kirsti negalim. Ja? Bet jeigu mums ten labai reikia, mes kartais ją kertam. Neturim nustebti, kada mus baudė. Lygiai taip pat ir čia. Bet pirmiausia, tai turi būti kažkokia erdvė, kur turi būti saugu. Taip, įgūdžius tobulinti reikia. Vietų tokių nėra arba beveik nėra. Vilniuje praktiškai nėra kur patobulinti. Tai reikia ieškoti kažkokių galimybių. Yra aikštelės užmiestyje, yra kažkokios apleistos aikštelės, ten, kur nėra viešo eismo, ten, kur nėra pašalinių automobilių, kur nėra žmonių. Štai kad ir šis Vilniaus apskrities vyriausiųjų policijos komisariato išplatintas vaizdo siužetas, kuriame automobilis atlieka suktukus bendro naudojimo kelyje, sankryžoje, o šalia stovi kitos mašinos. Tiesa, šis pasismaginimas baigėsi ne visai smagiai. Kaip įtariame, automobilis įvažiavo į tujas. Jo vairuotojui dėl chuliganiško vairavimo, eismo įvykio, kurio metu padaryta žala ir pasitraukimo iš eismo įvykio vietos gresia bauda nuo 1 iki 2 tūkstančių litų ir teisės vairuoti atimimas nuo 1 iki 2 metų. Netrukus laidoje. Ką daryti skęstant automobiliui? Gelbėtojų patarimai. Saugaus eismo žiniose. Saugiausių automobilių reitinge kinietiška staigmena. Daugiavaikių šeimų asociacija MES surengė netradicinį renginį. Dominykas Butilas tapo pirmuoju Lietuvos ralio lenktynininku pasirašiusiu sutartį su profesionalia užsienio komanda. Konkurso Gatvių reporteris geriausių vairuotojų nufilmuotų vaizdelių pirmo etapo finalas. Finalininkų 14 ir be abejo patys geriausieji bei nugalėtojas. Kad ir kaip retai nutinka, bet vis tiek būna, kad automobiliai įvažiuoja į vandenį, būna, kad skęsta, ypač dabar, kai tikrai atsiras tokių, kurie važinės ant užšalusių ežerų, smaginsis ir įlūžus į ežerą, įkritus į vandenį, skęstant automobiliui. Ką vairuotojas turėtų daryti? Kai automobilis skęsta, jeigu tai yra ne įlūžimas, o tiesiog atviras vanduo, jūs turite apie 3-4 minutės, kad iš automobilio išlipti. Automobilis turi tam tikrą laiką, jisai laikosi ant vandens paviršiaus. Atidarykite langą, išlipkite ant automobilio ir jeigu galite, nušokite ant kranto, jeigu ne, nuplaukite iki kranto. Nestovėkite ant automobilio, nes jisai vis tiek po 4-5 minučių nuskęs. Jeigu vis dėlto atsitiko taip, kad jūs įkritę į vandenį, panėrėte su automobiliu, neskubėkite išlipti, jūs neišlipsite, kadangi vandens spaudimas yra didelis ir durų jūs neatidarysite. Palaukite, kol į automobilio vidų prisirinks vandens. Nebijokite, viršuje bus oro kišenė, kur jūs galėsite įkvėpti oro prieš išnirdami į paviršių. Kai automobilis nusileidžia ant dugno, jeigu tai nėra, sakysim, 30-40 metrų, tai yra, sakysim, 4-5 metrai, kai prisipildys vidus automobilio vandeniu, pabandykite atidaryti duris. Jeigu neišeina, bandykite atidaryti langą.
Vėlgi, jeigu neišeina, išdaužkite langą daužtuku arba jeigu tokio daužtuko nėra, kol automobilis skęsta, kol pildosi vanduo, nuo sėdynės nuimkite galvos atlošą ir jo metalinė dalimi galima išdaužti bus stiklą. Kai vandens slėgiai susilygina, išdaužite stiklą, dalis dar vandens pateks į vidų ir jūs galėsite išplaukti į viršų. Jeigu įlūžote į ledą, durų jūs iškart netidarysite, kadangi ledas užspaudžia duris. Tai vėlgi tai gali būti arba langas jūsų evakuacijos vieta, taip pat atidarote langą, jeigu tai yra įmanoma, mechaniniu būdu arba elektriniu būdu, jeigu neįmanoma, išdaužite langą ir evakuojatės iš automobilio. Jūsų automobilio tikrai neišgelbėsite, automobilį išgelbės tik tai narai. Kiekvienais metais automobilių daužymo organizacija Euro NCAP paskelbė, kurie išbandyti modeliai savo klasėse buvo saugiausi. 2013 organizacija patikrino 33 automobilius iš 7 skirtingų kategorijų. Saugiausiais 2013 metų automobiliais pagal Euro NCAP tapo mažų automobilių grupėje Renault Zoe, mažų šeimos automobilių klasėje Quaros 3, tarp didelių šeimos automobilių Lexus IS 300H. Iš išbandytų vienatūrių buvo išrinkti 2 nugalėtojai – Kia Carens ir Ford Tourneo Connect. Mažų visureigių klasėje saugiausias Jeep Cherokee. Prabangių automobilių grupėje Maserati Ghibli. Įdomiausia tai, kad Euro NCAP teigimu apskritai geriausius rezultatus pernai pademonstravo kiniškas automobilis Quaros 3. Tai yra pirmasis Kinijos kompanijų modelis, kuriam už saugumą skirtos 5 žvaigždutės. Bendrai jis surinko 88% rezultatą. Tai yra didžiulis įvertinimas kompanijai, kuri buvo įkurta tik 2007 metais. Daugiavaikių šeimų asociacija MES surengė netradicinį, tačiau naudingą renginį. Remonto dirbtuvėse Jutos buvo nemokamai tikrinami daugiavaikių šeimų automobiliai. Ir kągi mes čia darome, ogi kviečiame nemokamai pasitikrinti techninę būklę automobilio tam, kad vėliau važiuojant su vaikučiais neįvyktų jokių netikėtų atsitikimų, nenukristų ratas ar dar kažkas tokio nepasidarytų blogo. Ar daug šeimų užsiregistravo? Iš tikrųjų, užsiregistravo virš 40 šeimų. Ir kaip žinia, dabar yra jau suvažiavę nemažai, jau dalis automobilių yra patikrinta. Ir kiti laukia savo eilės, šiandien visą dieną tą darysime, iš tikrųjų iki pat vakaro. Apžiūrėję keliasdešimt šeimų automobilių, dirbtuvių meistrai atkreipė dėmesį, kad dauguma jų dėja netvarkingi. Yra nemažai problemų už tai, kad neprižiūri normaliai automobilių, o didžiausia yra skysčių nutekėjimas ir pakaboj. Daugiavaikių šeimų tėveliams gana daug laiko ir lėšų tenka skirti atžaloms, taigi transportas neretai lieka antraeiliame plane, o juk automobiliuose yra vežami ir vaikai, bene didžiausias tėvų turtas. 2 kartus Lietuvos ralio čempionas Dominykas Butvilas tapo pirmuoju Lietuvos ralio lenktynininku pasirašiusiu sutartį su profesionalia užsienio komanda. 2014 metų sezoną lietuvis pakviestas tapti vienos pajėgiausių Lenkijos komandų Subaru Poland pagrindinių lenktynininkų varžytis Lenkijos čempionate. Čia pirmas, kaip jau sakiau, kontaktas buvo nuo Kauno rudens ralio. Ir po to tiek pat Algis Pataliūnas jais bendravo, mes buvom pas juos nuvažiavę į lenktynininkų atranką, kuri buvo pakankamai slaptai organizuojama, bet jie turėjo minčių apie galbūt antro ekipažo startą arba esamą lenktynininko pakeitimą. Tai būtent tose lenktynėse jau prireikė ir mano kaip vairuotojo sugebėjimo ir turėjau būtent ten ir tuo metu pademonstruoti, kad sugebu ir pasisekė viskas gerai, jie buvo labai patenkinti rezultatais. Dėl vietos stiprioje komandoje atrankos testų metu Dominykas varžėsi kartu su 5 stipriausiais Lenkijos lenktynininkais Kielco žiedinių lenktynių trasoje. Susumavus visus rezultatus, lietuviai buvo suteikta pagrindinio komandos lenktynininko rolė.
Važiuojant profesionalioje komandoje, Dominykas galės koncentruotis vien tik į vairavimą. Didelis labai skirtumas, kad perinu tą kategoriją, kada galiu rūpintis tik vairuotiškais reikalais ir dabar iš manęs yra reikalavimas rezultatas, yra svarbu ryšiai ten su žiniasklaida, su visko, bet aš pats visko nebeturiu organizuoti, nes kai yra rimta komanda, turi visi savo pareigas, yra komandos vadovas, yra numatyti testai, numatyti laikai, viešbučiai, kur ką reikia būti, aš viską tą gausiu jau iš komandos. Dominykas Butvilas jau spėjo pasižymėti praėjusį rudenį Lenkijoje vykusiame Europos ralio čempionate visus konkurentus nugalėdamas standartinių production automobilių klasėje. Taip pat Lenkai jo vardą gerai įsidėmėjo ir vasaros pabaigoje vykusio Kauno rudens ralio metu, kuris buvo kartu Lietuvos ir Lenkijos čempionato etapas. Jau per pirmosius 2 greičio ruožus nuo greičiausio Lenkijos vairuotojo Dominykas sugebėjo atsiplėšti daugiau nei 45 sekundėmis, o ralį laimėjo į priekį įsiveržęs net pustrečios minutės. Komanda nori startuoti visam Lenkijos čempionate, būtent tas rezultatas mus ir domina. Tai yra 7 etapai numatyti, plus 1 ralis Varšuvoje, Barburka ralį, kuriame šiais metais teko startuoti mums su savo komanda. Jisai nėra čempionato įskaitinis, bet labai daug dėmesio susilaukiantis fainas renginys. Dėl VRC etapo kol kas komanda dar nežino, tai yra toksai klaustukas. Netrukus laidoje konkurso Gatvių reporteris geriausių vairuotojų nufilmuotų vaizdelių pirmo etapo finalas. Štai ir atrinkome konkurso Gatvių reporteris praėjusių metų geriausius vaizdelius. Į finalininkų 14-tuką pateko šie. Simo kamera užfiksavo nelaimingą atsitikimą. Automobilis Opel Vectra, sukdamas į dešinę, nepraleido pėsčiųjų perėją važiuojančio dviratininko. Pastarasis per perėją turėjo nevažiuoti, o varytis dviratį. Nuo šios vairuotojos kamera nufilmavo nedidelę avariją. Netragišką, netgi sakykime keistą ar kuriozišką. Kodėl atbulomis reikėjo kirsti kelias eismo juostas? Juk tai pavojinga. Jei ne kelio ženklas, visureigis tikriausiai būtų atsiradęs priešpriešinio eismo juostoje. Šiuose kadruose pamatysite, kas nutinka, kai lenkiama kertant ištisinę kelio žymėjimo liniją. Ši avarija įvyko Kaune, Gedimino prospekte, rašo Povilas. Prieš mane važiavęs vairuotojas sustojo, norėdamas praleisti priešais važiuojantį ir norintį į kairę sukti Volkswagen Passat. Pastarojo vairuotojas tuo labai apsidžiaugė ir neįsitikinęs manevro saugumu drąsiai pajudėjo, o juk yra dar 2 eismo juostos. Už manęs, rašo Paulius, važiavo nemažas prekių išvežiotojų autobusiukas, tad nei BMW, nei Passat vairuotojai negalėjo vienas kitą matyti. Taigi, iš šios situacijos tikrai yra ko pasimokyti. Vienas vairuotojas Vilniuje nufilmavo vaizdą, kurį pavadino vairavimo ypatumai kultūros sostinėje. Nuobodu laukti grūstyje, ją galima tiesiog apvažiuoti šaligatviu. Tai reikia turėti tinkamą automobilį, ironizuoja autorius. O šį vaizdelį autorius pavadino profesionalas. Įdomu, save ar sunkvežimio vairuotojas sarkastiškai turėjo minty autorius. Slidus kelias ir netikėtas sunkios svorio manevras. Galime pasidžiaugti autoriaus reakcija ir sugebėjimais. Tikrai profesionalas. Dar viena avarinė situacija, kurios kaltininkas žioplas vadėliotojas. Dar vienas filmuko dalyvis gimęs baltais marškinėliais. Ne šis dviratininkas. Jis atsargus. O štai šis žioplas motorolerio vairuotojas. Kažkodėl jis žiūri tik į dešinę pusę. Kitas incidentas, galima sakyti, taip pat baigėsi laimingai. Greituolis nesuvaldė automobilio. Laimė, pėstieji nenukentėjo. Kas nutinka tokiems drąsuoliams, vaizdžiai iliustruoja šis vaizdelis. Jų gatvėje tik 2 eismo juostos viena kryptimi, o ne 3.
Dėl tokio poelgio apgadinti mažiausiai 4 automobiliai. Ir dar vienas nesuprantamas vairuotojo elgesys. Na, o dabar keli linksmi vaizdeliai. Įdomu, kaip į šią duobę pateko automobilis. Tuo nustebęs net šuniukas. Dar vienas linksmas vaizdelis. Autorius Gintautas rašo. Vieną rytą Vilniaus Ukmergės gatvėje rytinio piko metu, norėdamas nufilmuoti masinį kelių eismo taisyklių pažeidimą, visai netyčiom užfiksavau įdomiai pasipuošusį automobilį. Vairuotojas važiuodamas autobusų juostą, automobilių Mazda savo galinį numerį buvo pridengęs moterišku rožiniu liemenuku. Klausimas, ar šią išdaigą jam iškrėtė nepažįstami žmonės, draugai, žmona, meilužė ar vaikai, bet rodos, kad apie tai jis nieko nenutuokė. Tikiuosi, šis vaizdelis ne tik man, bet ir kitiems sukels šypseną. Ir dar vienas pamokantis vaizdelis. Nežinome, ar juoktis, ar verkti. Nuo praėjusį trečiadienį Kauno bendrovėje Altas rinkosi ką tik matytų kadro autoriai. Jie kartu su laidos kūrėjais, Lietuvos automobilių kelių direkcijos ir Alto atstovais išrinko pačius geriausius vairuotojų užfiksuotus kadrus. Kiekvienas komisijos narys turėjo 10 balų, kuriuos galėjo paskirti savo nuožiūrą 3 jų manimų geriausiams vaizdeliams. Be abejo, balsuoti už savo siužetą nebuvo galima. Taigi, susumavus visus balus, geriausiais buvo pripažinti šie kadrai. Nelaimingas atsitikimas, kurio abu dalyviai gali būti kaltinami pažeidę kelių eismo taisykles. Dviratininkas, kirsdamas kelią, nenulipo nuo dviračio, o Opel vairuotojas, sukdamas į dešinę, nesumažino greičio ir neįsitikino manevro saugumu. Šių kadrų autoriui Simui atiteko bendrovės Altas prizas HP Full HD vaizdo registratorius. Antrą vietą laimėjo šie kadrai ir neatidžios moteriškės manevrai bei reakcija. Šių kadrų autorė buvo apdovanota universalia laisvų rankų įrangos sistema. Nuo trečioje vietoje nepaaiškinami vairuotojo veiksmai, juk taip elgtis negali sveiko proto žmogus, arba palpo, arba sumaišė stabdžio ir akceleratoriaus paminas. Pavyko ir pavyko, važiuoja jisai Vilkas visą laiką. O ta vieta kur čia yra? Regitra, Raudondvario plentas Kaune. Ten kaip tik siaurėja dešinė kraštinė eilė dingsta. Gal bando suspėti, aplenkti, kas jau persirikiavo į kraštinę. Sunku pasakyti. Kai įvyksta eismo įvykis arba kažkokia kita situacija, visi mėgsta kaltinti kitus, bet ne save. Tai kelias buvo slidus, tai kažkas tai kitas pasimaišė, tačiau niekada nepasižiūrima į save. Vat šitie reportažai, jie parodo, kad visgi daugeliu atveju žmonės patys tai nepasirenka saugaus greičio, tai neapgalvotus veiksmus padaro ir tai baigėsi daugeliu atveju skaudžiom nelaimėm. Tai kviečiu visus vėlgi eismo dalyvius būti atidesniem ir atlaidesniem vieni kitiem, nes galite būti ir sekami video registratoriais ir galite papulti į tokią kvailą situaciją, kurią pamatysite iš šalies ir įvertinsite ir save galbūt šiek tiek kritiškiau. Ir turbūt kiekvienas drąsiau jaučiasi tam kelyje, jaučiasi gal ir teisus ir turbūt prisideda prie to viso saugumo kelyje. Po apdovanojimo konkurso dalyviai noriai diskutavo su laidos rengėjais ir kelių direkcijos atstovais apie eismo saugumo problemas Lietuvoje ir vaizdo registratorių naudą. Atsiųsi dabar mums, ką nors dar antram pusmetį. Klausitės dėl pirmos vietos? Šitoje sankryžoje pakabinsiu kamerą dabar stacionarę ir iš šitos sankryžos aš čia prifilmuosiu jums vaizdelius, jūs ir jūs.